Labas mėlyjei, sveiki atvykę į naują video. Šiandien yra ketvirtadienis, visai net nepastebėjau, kaip savaitę praplaukė. Buvau praeitą savaitgalį Brisbane ir sekmadienį vakare grįžau ir dabar pirmadienis, antradienis, trečiadienis, štai ir ketvirtadienis visai nespėjau pastebėti. Tai šią savaitę nuo pirmadienio jau pradėjau savo jiu-jitsu, jau užsirašiau ir likau su paskutinė akademija. 3 akademijas išbandžiau ir paskutinė patiko labiausiai, tai likau su jais. Tai dabar treniruosiuosi jiu-jitsu pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais ir trečiadieniais ir ketvirtadieniais galbūt dar darysiuosi vakarinės treniruotės. Trečiadieniais tikrai, ketvirtadieniais nesu tikra, bet šiandien yra ketvirtadienis, šiandien žinau, kad esu laisva, neturiu klientų, tai suskupsiu į vakarinę treniruotę taip pat. Ir dabar atvykau į salę, nes salė tuščia, dabar nieko nėra joje, dabar yra 11:30. Atvykau čia, nes noriu pasidaryti sunkią treniruotę. Noriu tiesiog daryti pritupimus ir noriu darytis deadliftus. Deadliftus darysiuos, aišku, su diržais apie rankas. Pritupimus gaila, kad nieko nėra salėje. Iš tikrųjų, man saugiau daryti pritupimus, kada kažkas už mane stovi, jeigu yra labai didelis svoris. Bet aš tenai pasidarysiu. Tos rėmus išsitrauksiu, žodžiu, bus gerai. Tai noriu parodyti, kaipgi praeis mano šiandienos treniruotė. Dabar turiu 80 kg svorį, pasidariau 4 pritupimus. Nenoriu daryti daugiau, nes noriu pasižiūrėti, kiek man išeis pritupti daugiausiai, su didžiausiu svariu. Tai turėtų būti vienas pritupimas, vienas max.
Niekada dar nesu bandžius. Žiūrėsim, kaip seksis. Dabar buvo 80 kg. Dedam dar po 5. Reikia Gevino pagalbos. Jis buvo atvažiavęs. Einu paklausiu, ar galės pastovėti už manęs. Gerai, tiesiog pribėgau, užsidėjau gumas, kad labiau aktyvuotų užpakalio raumenis, sėdmenis. Ir čia yra 95 kg svoris. Man nepatiko padaryti pilno pritupimo. Bet man Gevinas ką pasakė, sako, nebandyk iš pirmo daryti pilnų taisyklingų pritupimų. Užteks eiti į apačią, kiek išeina, neik iki pačio galo, nes pradės, kaip matėt, kelį, lysti vidų ir panašiai. Sakau, gerai, ačiū. Aš nusimnėjau jau gumas, sako, nebaigytų. 4 setai, po 5 kartus tas pats svoris, bet šiek tiek žemiau tūpsiu, darysiu vieną. Visai išpagėdavus, nes sakiau, kad bus tokia stipri treniruoti, bet Gevinas čia, kitaip jau neišeitų. Deadliftus darau su štai šitais rapais diržais. Tai noriu parodyti, kaip juos reikia užsidėti. Diržas, šitas šniurelis turi eiti link nykščio. Štai šita ranka ir šita ranka. Šniurelis eina įstrižai ir paskui jį vynioji iš apačios, parodysiu to jo. Štai vyniojat, paimat per viršų ir iš apačios. Iš apačios priveržėt. Žiūrit, kad būtų įtemptas, bet ne per daug. Štai, abi rankas šitaip ir tada pradeda deadliftą.
110 padariau, 115 buvo labai sugriuvus poza. Ir sunku. Aišku, sunku, bet aš labai noriu pagerinti savo visus deadliftus, visus pritupimus ir panašiai. Tai tikiuosi, kuo toliau bus to geriau. Be abejo, noriu išvystyti savo jėgą ir taip pat be abejo labai svarbu tai yra ir jiu-jitsu tam, nes svarbu yra ir jėga, bet svarbiausia jiu-jitsu yra technika. Tai jeigu būsiu stipri ir budra, atsiminsiu visus judesiukus ir taip toliau, tai tikiu, kad ir jiu-jitsu labai gerai eisis. Nes iš tikrųjų, kodėl aš tai pradėjau, nes aš noriu pradėti ruošti jiu-jitsu varžybom. Tai, mėlėjai, kažkada prasidės serijos jiu-jitsu varžybų ruošimosi. Visokių judesiukų, kombo, visokių kaip nugriauti, kaip praversti, kaip užsmaugti. Parodysiu.